Šiandien papasakosiu, kaip pasistatyti taip vadinamą tarp tentą. Palapinę iš tento. Tam naudosiu didį Hammocks tentą, kurio išmeros yra 3 metrai ant 3 metrų. Bet jūs galite galbūt panaudoti ir pigų tentą, apie kurį mes rašėme viename iš mūsų straipsnių, kurį galima įsigyti senukuose. Tentui pastatyti reikės 5 ar 6 kuoliukų, gero sprindžio ilgio kuoliukų. Vieną turim, pasigaminsime dar 5. Pasigaminome keletą kuoliukų, toliau mums reikės kažkokio tais daugmaž tiesaus pagalio, kad būtų pagrindinis palapinės kuolas. Taigi turime visus palapiniai pastatyti reikalingus ingredientus. Taigi pradedame statybą. Išsipakavome tarpauliną ir centriniai dalyje, vienoje iš kraštinės centrų mums reikia 2 virvučių. Viena virvutė trumpesnė, kad aprišti aplink mūsų pagrindinį kuolą, o kita ilgesnė, kad tą kuolą įtempti. Taigi, pradedame. Turime kuolą. Taigi, pagrindinį kuolą smeigiame, kad šiek tiek laikytųsi. Tuomet, kaip minėjau, su trumpesniu šniuriuku pririšame centrinę tarpaulino dalį prie kuolo. Taigi pririšome centrinę kilpą prie pagrindinio kuolo. Toliau turime įtempti kitą tento galą. Kadangi tentas savo centrinėje dalyje turi kilpas, tai imame kilpą pirmą nuo kito galo ir tiesiog palengva su kuoliuku įsmeigiame į žemę. Ta patį darome ir su savo ilgesniuoju šniūru. Atotampą nuo centrinio kuolo įtempiame, smeigiame į žemę. Toliau seka šonai. Šonai irgi turi kilpas. Taigi imame kraštinės pirmą kilpą nuo galo ir smeigiame su lengva įtampa. Ta patį atliekame ir su kitu galu. Štai. Palapinė įgauna formą, dar liko keletą dalykų. Vienas iš jų įėjimo suformavimas. Priklausomai nuo vėjo ar nuo laužo atstumo galime pasidaryti štai tokią konfigūraciją. Be to, likusią tarpaulino medžiagą, tento medžiagą, kuri štai vat matome yra išlindusi, sukišame į vidų, tai bus mūsų grindys. Ši medžiaga nepraleidžia vandens, taip kad drėgmė nekils nuo žemės ir galėsime gerai miegoti. Štai kaip atrodo galutinis rezultatas. Viduje, kaip matome, pakankamai vietos, turime dugną. Iš išorės irgi sienos įtemptos, vanduo netekės. Šitą pusę dar galima šiek tiek timtelt,
Bet tai čia jau yra smulkmena. Dabar beliko man pasikloti tenais savo vilnonę antklodę ir aš pasiruošęs nakčiai.